Ir ilgai nelaukiant aš pristatysiu situaciją, kas šiuo metu vyksta su Niukaslio liga Lietuvoje ir kitose šalyse. Taigi, kaip matote, visų paprašysiu išsijungti savo mikrofonus, kad nesigirdėtų jūsų balsų ar pokalbio ir galėtumėt klausytis kitų kalbančių. Taigi situacija tokia, kad šita liga, Niukaslio liga, plinta Europoje. Matote nuo 21 metų iki 26 situacija žemėlapyje. Tai didžioji dalis atvejų yra nustatyta Lenkijoje, mūsų kaimyninėje šalyje. Taip pat nustatyti atvejai ir Skandinavijos šalyse bei Italijoje. Ir mus, kas labiausiai neramina, tai 2025-2026 metais, matote, ligos atvejų buvo nustatyta ypatingai daug Lenkijoje, 178 atvejai, Čekijoje, taip pat mūsų kitoje kaimyninėje, Latvijoje vienas atvejis buvo nustatytas. Ir 26 metai, šie metai, dar tik tais 2 mėnesiai, bet jau daug atvejų nustatyta Lenkijoje, Čekijoje, Ispanijoje ir Lietuvoje. Tai akivaizdu, kad liga plinta, jinai nustatoma naujuose ūkiuose, naujuose komercinėse vietose ir viso sunaikinta per tuos 2 metus virš 10 milijonų paukščių. Tai taip pat identifikuoja, kad nuostoliai iš tiesų labai dideli ir būtina saugotis, kad liga nepakliūtų pas mus į paukščių laikymo vietas. Taigi Niukaslio liga Lietuvoje, jau turbūt skaitėte iš spaudos ir mūsų pranešimų, kad vasario 2 buvo gautas pranešimas apie nugaišusius paukščius, po to atlikti mėginiai. Ir vasario 4 dieną buvo patvirtinta Niukaslio ligos diagnozė. Ir mažame ūkyje, kuriame viso buvo laikoma 23 vištos, 3 žąsys, 8 antys ir 10 perlinių vištų. Tai iš tiesų nedidelis ūkis. Ir ūkis randasi Vilniaus rajone. Veiksmai nustačius Niukaslą naminių paukščių laikymo vietoje, tai visi paukščiai, jų produktai, kiaušiniai yra naikinami. Taip pat vykdomas pašarų, medikamentų, mėšlo utilizavimas, atliekama dezinfekcija bei nustatomas apsaugos ir stebėsenos zonos viso 10 km. Ir tose zonose atribojama bet kokia prekyba bei judėjimas paukštininkystės produktais, gyvais paukščiais taip pat. Kas reiškia būtent paukščių augintojams nustačius šitą ligą, tai būtent jeigu jinai nustatyta jūsų ūkyje, tai yra tolygų veiklos sustabdymui ir priverstinis visų paukščių sunaikinimas ir nugaišinimas. Taip pat negalima parduoti nei paukščių, nei kiaušinių, nei kitos produkcijos iš ūkių. Po ligos likvidavimo taip pat taikomas laikotarpis, kuomet vykdoma dezinfekcija ir visas inkubacinis laikotarpis, tai yra ilgas atsigavimo laikas pačiam ūkyje, kada jisai gali atsivežti naujus paukščius. Ir nuostolius patiria ne tik pats ūkis, bet patiria ir aplinkiniai ūkiai, ar visas regionas esantis aplink ūkį, kadangi aplink ūkį, kuriame nustatytas Niukaslis, tai taip pat gali būti dideli ekonominiai nuostoliai ir pačiai šaliai dėl ribojimo prekybą į kitas šalis. Akivaizdu, kad virusas cirkuliuoja, jis gali būti šalia kiekvieno ūkio, jisai gali plisti su laukiniais paukščiais, taip pat gali plisti ir su inkubaciniais kiaušiniais, ar žmogus gali jį
atsinešti iš miško ar iš laukinės gamtos, ypatingai svarbus balandžio buvimas, nes balandžiai ypatingai jautrūs Niukaslio lygai ir yra vieni iš tų ligos pernešėjų. Ir mes esame, kadangi šalia Lenkijos, tai ypatingai didelė rizika ir pas kaimininės šalis, kiek matėte, labai daug atvejų nustatyta tiek komerciniuose ūkiuose, tiek nekomerciniuose ūkiuose. Ir visuomet išlieka rizika, kad inkubaciniai kiaušiniai ir pačios vištaitės atkeliaujančios iš tos šalies gali būti ir infekcijos šaltinis. Ir užtenka vieno atvejo, kad būtų visa ta grandininė reakcija pasileistų ir tuomet stabdoma prekyba, ribojamas judėjimas, kad krenta kainos ir, žinoma, ypatingai dideli nuostoliai komerciniam ūkiam, kuriems atšaukia užsakymus ir nebegali tos produkcijos išvežti iš regiono ar iš Lietuvos. Ir kad ir jūs esate švarūs, visiems galite nukentėti, jeigu ta liga nustatoma ne jūsų ūkyje, bet kaimininėme ūkyje, tame 10 km zonoje. Ir kiek tai gali kainuoti, kokie tai yra nuostoliai, tai pirmiausia pačių paukščių vertė, lesalai, pakritai, likvidavimo medžiagos, tai yra visa tai, kas turi būti sunaikinama, utilizuojama, taip pat darbo sąnaudos, tuomet laikas, kuomet ūkis negali vykdyti komercinės veiklos, kuomet jinai sustabdyti ir, aišku, kainuojant repopulacija, naujų paukščiukų nusipirkimas ir laikymas, atsivežimas. Tai visa tai yra nuostoliai paukštynam, jie iš tiesų susidaro gan ženklus, jeigu liga pakliūna į jūsų ar jūsų kaimyninį ūkį. Aišku, klausimas, ar galima to išvengti, tai turim atsakymą, kad taip, galima išvengti. Yra labai aiškus biosaugos reikalavimai, kurių reikia laikytis, bet būtina pažymėti, kad biosaugos reikia laikytis ne tuomet, kai liga atsiranda, bet ji turi būti laikoma pastoviai, tai turi būti kasdienybė, kad paukštynos darbuotojai, laikytojai jos laikytųsi ir tai taptų jūsų elgesio kasdieninės kultūros dalis. Ir žinoma, pats požiūris, kad būtina suprasti, kas ta biosauga ir kokie jos elementai, kad jie būtų įgyvendinami pastoviai, ne periodais, kuomet kažkur nustatoma liga, bet jos reikia laikytis nuolat. Ir ypatingai mes šiandien matome didžiulės rizikas, kad ta liga gali išplisti mažuose paukščių ūkiuose, tai yra tie vadinami kaip hobi paukščiai, kurie laiko nedideliais kiekiais savo reikmėms ir gali įsigyti tų užkrėstų paukščių iš neaiškių tiekėjų. Ir mes matome, kad situacija iš tiesų yra bauginanti. Jeigu pasižiūrėjus ir tuos pačius socialinius tinklus, yra specialios grupės, kas nustebino, kad kai kurios grupėse, kuriuose dalinamasi informacija apie paukščius parduodamus, yra virš 60 000 vartotojų, ar tų, kas seka tą informaciją. Ir žinoma, nėra jokios garantijos, kad tie parduodami paukščiai yra sveiki. Ypatingai neramina tie atvejai, kuomet konsultuojamasi, kaip gydyti paukščius, kokius vaistus naudoti ir ypatingai antibiotikus. Tai vėl reikia galvoti apie tai, iš tiesų, kokie likučiai mėsoje, kiaušiniuose tų antimikrobinių medžiagų lieka po to. Ir žinoma, Niukaslio liga dar yra būdinga tai, kad
visi paukščiai nenugaišta, jie ilgai serga, jeigu yra gydomi su antibiotikais, tai yra labai didelė tikimybė, kad užkrėstas paukštis gali būti parduotas kažkam kitam ir jisai jau atkeliavęs į naują ūkį gali užkrėsti ir jūsų paukščius. Ir žinoma, ta konsultacija, nuotraukos dedamas, kurių požymiai panašus į Niukaslio ligos šitą kliniką, tai visais atvejais, jeigu yra gaišimai ar įtarima kažkokia tai infekcinė liga, tai reikia kuo skubiau kreiptis į valstybinę maisto veterinarijos tarnybą ar į savo privatų gydytoją, tačiau nesivadovauti būtent tais patarimais socialinėje erdvėje, kurie iš tiesų gali tik tais duoti daugiau žalos negu naudos. Kaip matot, būtent antibiotikų siūlo, kur rusiško galima gauti, tetraciklino. Tai tokie pasiūlymai ypatingai pavojingi, nes tai antibiotikas, kuris uždraustas naudoti ir jo likučiai kaupiasi tiek mėsoje, tiek kiaušiniuose, jie neišnyksta kaip prie leidžiamų antibiotikų, tai žmonės tiesiog gali savo pasidaryti meškos paslaugą ir turėti ženkliai daugiau problemų. Tai iš mano pusės tiek informacijos, toliau norim pakviesti, jeigu žinoma turit kas klausimų, galima užduoti klausimus. Jeigu klausimų nėra, tai tuomet aš norėčiau pakviesti daktarą Tomą Miškinį, kad jis pristatytų savo pranešimą. Taip, sveiki visi. Pabandysiu trumpai apžvelgti daugiau tokius dalykus kaip pati prevencija Niukaslio ligos. Vis tik tai žinom, kad turim priemonės ir kaip jau minėta buvo, biosauga šitoje vietoje yra labai svarbi nuo visų ligų, ne tik nuo Niukaslio. Ir nors ir turim vakcinas, tai nereiškia, kad paukščius galima apsaugoti 100%, biologija yra tokia, gamta yra tokia dėja, kad apsaugoti 100% mes negalim, bet taikydami bendrai visas priemonės, tiek biosaugos, tiek vakcinaciją, galim kiek įmanoma labiau užtikrinti, kad ta liga pas mus neplistų arba iš vis nepasireikštų. Tai trumpai, aišku, profesorius turbūt ten pristatys apie Niukaslį daugiau, aš tik tai bendrai priminti apie požymius, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir kada jau galvoti ir ieškoti būdų, kaip diagnozuoti. Bet iš principo požymiai priklauso nuo to, koks yra viruso tropizmas. Ir pagrinde galėtų būti kvėpavimo takų požymiai, tai yra kosulys ar sunkus kvėpavimas, čiaudulys, karkalai, gali būti nerviniai požymiai, sakykime, drebulys, paralyžiuotos sparnai kojos, susuktas kaklas, gali būti toks judėjimas ratu tartum, kažkokie tai kloniniai spazmai pasireikšta, pilnas paralyžius. Aišku, virškinimo gali būti trakto požymiai, tai yra enteritas, pagrinde mes aišku matom, kad tai būtų būtent liaukinės dalies skrandžio pažeidimai ir aišku, aklųjų žarnų tonzilės. Tai galbūt čia tokie patognostiniai daugiau požymiai, kurie iš tikrųjų apsprendžia ir jau duoda didelę indikaciją, kad tai galėtų būti Niukaslis. Kartais galim matyti kiaušinių dėslumo sumažėjimą, jis nebūna toks dažnas reiškinys, bet gali atsirasti kiaušinių lukštos spalvos deformacijos. Na ir gaištamumas, žinoma, gali siekti net iki 100% priklausomai nuo to, koks tai būtų virusas, ar tai būtų mezogeninis, filogeninis ar lentogeninis. Tai požymiai, kaip matot, įvairiausi gali būti ir iš tikrųjų sudėtinga ir jeigu taip peržvelgti tokius respiratorinės ligas, kurios dažniausiai aptinkamos, tai mes galim pamatyti, kad labai sudėtinga būtų diferencinę diagnozę pasidaryti. Ir jeigu tai, sakykime, yra Niukaslio kokia nors lentogeninė padermė, kur neturi labai
ryškaus gaištamumo, tai iš tikrųjų labai sudėtinga atskirti nuo kitų kvėpavimo takų ligų. Ir čia labai priklauso nuo to, kad netgi jeigu paimtumėm žemo patogeniškumo paukščių gripą, mes matom, kad tiek bronchitas, tiek pneumovirusai, jie turi labai dažnai panašius požymius ir mums vien tik tai iš klinikos ar iš patanatomijos būtų sudėtinga pasakyti, kad tai yra tikrai Newcastle'as. Į ką, aišku, mes tikrai atkreiptumėm dėmesį, kad kvėpavimo takai, tai tracheitas galėtų būti pažeista, aišku, reikia atkreipti tos nervinius reiškinius, kurie prie lentogeninės padarmės gali būti labai silpni arba iš vis nebūti. Na ir žinoma, į virškinimo traktą, kai mes matom, kad aklųjų žarnų tonzilės pažeistos ir mes galime matyti, žinoma, ir pažeistą liaukinę dalį skrandžio, bet kitas reikalas, kad nebūna taip, kad gyvūnai sirgtų tik tai ta liga ir jokia kita pas mus kitokia požymiai nesimatytų. Labai dažnai būna ir antrinės infekcijos ir labai dažnai būna taip, kad mes iš tikrųjų sunkiai galime pasakyti, ar tai tikrai yra, sakykime, Newcastle'as. Kai yra labai virulentinis užsikrėtimas, virulentinė padarmė, tai taip jau mes matysim didelį gaištamumą, matysim kitus požymius, bet jeigu lygintumėm įprastai, tai, sakykime, būtų sudėtinga atskirti. Ir ta diagnostika mums iš tikrųjų visą laiką reikia remtis tokiais 3 pagrindiniais dalykais tam, kad nustatyti diagnozę. Ir tai yra visur praktiškai. Mes ką matom, kad diferencinė gali būti tiek nuo paukščių gripo reikėtų skirti, reikėtų turėti minty ir laringotrachitą, ornitobakteriozę, reikėtų turėti minty pneumovirusus. Ir pirmiausia, turim žiūrėti, kad yra klinika. Jeigu matom kliniką, skrodžiam paukščius, žiūrim, kokia tai yra patologija, kokius matom požymius, na ir žinoma, laboratorinė diagnostika. Tai ką šiandien mes galim laisvai darytis, tai yra serologiniai tyrimai, kurie parodo, kas buvo prieš kažkokį tai periodą, tai yra mums daugiau istorija apie tai, kas vyko su mūsų paukščiais. Ir žinoma, galime daryti PGR tyrimus, tai parodo būtent situaciją šiam momentui, šiam duotajam momentui, kada yra imami mėginiai. Tai serologijai tinka kraujas, kraujo serumas, aišku, yra pagrindiniai turbūt Newcastle'ui serologiniai metodai, tai yra arba ELISA, arba hemoglutinacijos inhibicijos reakcija, dar gali būti viruso neutralizavimo, bet turbūt dažniausiai naudojami šitie du ir PGR, aišku, gali būti tepinėliai arba antspaudai ant FTA kortelių, kas irgi yra labai paprasta ir patogu siųsti. Na ir jeigu mes žiūrėtumėme ELISA, tai visą laiką turime įsivertinti, kokią pas mus vakcinavimo programą ir kaip tie titrai, kokiam lygyje yra. Ir jeigu mes matome, kad jeigu kalbėti apie broilerius, gale jau prieš skerdimą tie titrai labai stipriai didėja ir eina į dešinę pusę, tai mums reikėtų jau sunerimti ir galvoti, ar tai tikrai nėra kažkas, ką reikėtų tirti ir vertinti. Serologija, jeigu mes žiūrėtumėm su hemoglutinacijos inhibicijos reakcija, tai Newcastleo virusui labai yra geras metodas, nes kartais mus ELISA metodai gali apgauti ir jeigu mes naudojam Aidekso ar Biočeko rinkinius, vėlgi matysim skirtingą situaciją. Biočeko rinkiniai yra kiek jautresni ir gali matyti didesnius titrus ir tai nebūtinai reikš, kad tai yra infekcija kažkokia tai ar liga. Na ir žinoma, atvirkščiai galim matyti žemus titrus, bet su hemoglutinacijos inhibicijos reakcija mes kartais galim matyti, kad iš tikrųjų tie titrai, jeigu viršyje 13 ir daugiau ir jeigu tie paukščiai yra vakcinuoti, tai gali būti, kad tai yra infekcija. Tai reikėtų, aišku, tai atkreipti dėmesį. Dabar, kaipgi mums kontroliuoti, nepaisant to, kad Atsiprašau, pertrauksiu. Jo, nematom simptomai. pranešimo. Bet prezentacija tavo dingo. Žiūrim, ką čia padaryti. Dabar matot. Taip, super. Okay. Tai jeigu kalbėtumėm apie, reiškia, kontrolę,
Tai pagrinde mes ką turime įrankį, tai yra vakcina. Vakcina yra labai gerai dėl to, kad mes galime bent jau tam paukščiui sukurti kažkokį tai imunitetą. Na ir daugiausiai kokios vakcinos gali būti naudojamos ir pagal tai, koks yra viruso tipas ir kokia padermė. Aišku, gali būti gyvos susilpnintos vakcinos, tiek, sakykime, iš lentogeninių padermių skirtos, jos klonuotos dažniausiai yra, tiek gali būti daugiavalentės inaktyvuotos vakcinos, kurios yra registruotos Europoje, na ir monovalentės, aišku, jų neturim registruotų Europoje. Tai iš gyvų vakcinų tikrai turime nemažą pasirinkimą ir jos vėlgi yra skirtingos, tai čia tik tai reikėtų įsivertinti, kokiam lygyje pas mus yra pavojus ir kokias vakcinas pasirinkti. Tai turime, aišku, tam tikrus aspektus, kuriuos čia sudėjau, kai vakcinuojam tam tikrom gyvom vakcinom, turim suprasti, kokiu tikslu mes jas naudojam. Tai kaip pavyzdžiui, ar tai būtų naudojama pirma vakcina inkubatorėje, kai tik tai viščiukai įsirita, tai dažniausiai mes renkamės iš tokių lentogeninių padermių kaip C2 ar VGGA padermių, tai yra tas pats avenių ar hatchpackas ar C2 vakcina, kuri yra pakankamai silpna, imunitetas trunka iki 4 savaičių, bet jisai nesukelia paukščiam didesnių postvakcinacinių reakcijų, dėl to tie paukščiai lengvai susivakcinuoja ir pakankamai gerai perneša. Aišku, jeigu toliau mes auginame ir vakcinuojame fermoje, tai žinoma galime tas pačias naudoti, bet dėl to, kad jų pakankamai trumpas veikimo laikas ir tas imunitetas greitai pradeda kristi, rekomenduotina naudoti tokias kloninės vakcinas kaip VHS ar klonas 30. Lesota nėra labai pas mus populiari ir turbūt lesotos neturim net Lietuvoje tokios vakcinos. Tai būtent tas kloninės vakcinos iš lentogeninių padermių kaip klon 30, VHS, jos puikiai tinka vakcinuoti paukščius vyresniame amžiuje nei vienadienius. Tai sakykime, pradedant nuo 2 amžiaus savaitės ir imunitetas trunka pakankamai ilgai, jos puikiai tinka, vadinkim, tam praiminimui atliekant ilgai gyvenantiem paukščiam Newcastlio programą, tai yra, kai naudojamos tiek gyvos, tiek inaktyvuotos vakcinos. Ir šitoj vietoj dauguma tų iš lentogeninių padermių vakcinų, jos iš tikrųjų dengia didžiąją dalį Newcastlio ligos virusų, kaip antai tą patį G7 štamą, kuris dabar ten Lenkijoje vyrauja. Aišku, norint iš viso efektyviai apsaugoti paukščius, tai reikėtų naudoti vakciną būtent homologinę tam lauko virusai, bet ne visada mes tas vakcinas turime grinai homologinės, tai yra tos pačios padermės kaip ir lauko viruso. Va, ir aišku, gali būti naudojamos inaktyvuotos vakcinos, tai yra užbaigiant būtent visą Newcastlio vakcinavimo programą, kuomet mes su gyvom vakcinom sukuriame tiek ląstelinį, tiek dalinai humoralinį imunitetą, kuris, aišku, netrunka tiek ilgai ir jau kai pasiekėme būtent antikūnių piką, tuomet naudojamos inaktyvuotos vakcinos, kurios reiškia užtvirtina mum aukštą imuninį atsaką. Reikia turėti tik tai minty tai, kad inaktyvuotos vakcinos jos nepradeda veikti taip greitai. Optimalus imunitetas susidaro per 4 kažkur savaitės ir jos gali būti naudojamos jau tik tai vyresniam amžiuje, sakykime, nuo 10 kokios amžiaus savaitės, kuomet vakcina yra injekuojama į raumenis. Ir, aišku, rekombinantinės vektorinės vakcinos, tai yra naujos vakcinos, jos yra pakankamai geros, sukuria ilgai trunkantį imunitetą, bet turi minusų tame, kad yra labai brangios. Naudoti jas reikėtų vienadieniams viščiukams arba in ovo, tai reiškia vakcinuojant į kiaušinį, tai tokia vakcinavimo technika jinai yra sudėtinga, nes reikia specialių aparatų ir įrangos. Ir pati vakcina yra brangi, tačiau nėra pačio viruso. Jinai vakcina yra dažniausiai Newcastlio F genas įdėtas į virusą nešėją, tai dažniausiai yra kalakutų rinotracheito virusas.
Ir tokia vakcina, jinai nesukuria ląstelinio imuniteto, imunitetas vystosi lėtai, jisai optimalus atsiranda per 3-4 savaitės, tačiau jisai trunka pakankamai ilgai ir praktiškai nekuriais atvejais visą paukščio gyvenimą. Kaip kokios tos padermės naudojamos vakcinose, tai vat ir mes galim rinkdamiesi vakcinas, aišku, matyti, būtent yra toksai intracerebralinis patogeniškumo indeksas, kuris rodo, reiškia, kaip ta vakcina stipriai sukuria kokį stiprų atsaką, vadinkim taip, liaudiškai tariant. Tai kaip matom, yra tokių pirmųjų vakcinų ar, sakykim, tų tokių stiprių vakcinų, kurios atsirado Indijoje, Palestinoje, buvo sukurtos ir Amerikoje, tokios kaip Komarov, Rauken padermės iš mezogeninių padermių. Tai yra labai stiprios vakcinos, kurios turi labai aukštą tą būtent indeksą. Ir dažnai yra tai, kad jos sukuria labai stiprias reakcijas ir paukščiai netgi vakcinuojami, jau jie pradeda krist, gaišti nuo tos reakcijos, kurią sukelia pati vakcina. Na ir žinoma, turim tokias kaip klonas 30, VH ar ta pati Ulster padermė, kur tas intracerebralinis patogeniškumo indeksas nėra didelis ir jas yra saugu iš tikrųjų naudoti paukščiams, jos nesukuria kažkokių tai didesnių reakcijų. Naudojant vakcinas inkubatoriui reikia turėti mintyje, kad vakcinacijos aparatas turėtų būti tinkamai sukalibruotas ir purškiant vakciną mes turėtumėm išpurkšti pakankamai stambų lašą, tam, kad jisai nenukeliautų per giliai į kvėpavimo takus ir nesukurtų stiprios postvakcinacinės reakcijos paukščiui. Na ir žinoma, paukščiui augant mes turėtume įvertinti tai, kad daryti vakcinaciją fermoje, ar tai mes atliksime purškiant aerozoliu, ar tai bus girdoma. Tai jeigu mes purkšim aerozoliu, reikia irgi įvertinti, kaip mūsų aparatas yra sukalibruotas purškimo, koksai antgalis yra parinktas, kad mes nepadarytumėm taip, kad bus per smulkus lašas, kuris esant aukštai temperatūrai gali išgaruoti tiesiog ir nepasieks net paukščio. Ir jeigu bus per stambus, jisai vėlgi nenukeliaus tiek, kiek reikia, tai jau paukščiui paaugus apie nuo 4 kažkur tai savaičių amžiaus, jeigu mes jos purškėme nuo Newcastlio gyva vakcina, tai reikia turėti minti, kad lašas turėtų būti tarp 120-150 mikronų. Kokios standartinės programos iš tikrųjų naudojamos, tai yra labai paprasta. Broileriam, kurie gyvena iki 40 amžiaus dienų, tai jeigu mes neturime jokio tokio reikšmingesnio pavojaus Newcastle ligos, tai reiškia, mes nesam kažkokioje tai endeminiai zonoje, kur aplinkui yra krūva fermų, kurios turėjo protrūkius Newcastle, tai tikrai pakanka pradžioje imunizuoti paukščius išpurškiant vakciną inkubatoriuje ir po to, aišku, link galo, sakykime, apie 3 savaitę, tai apie 20-21 dieną naudoti dar vieną kartą gyvą vakciną fermoje. Tokios standartinės programos tikrai užtenka, kad paukščiai susidūrę su kažkokiu tai Newcastle virusų lauko galėtų atsilaikyti. Jeigu tai yra endeminė kažkokia tai Newcastle zona ir mes matome, kad yra daug problemų ir yra protrukių, tai žinoma, ta vakcinavimo programa jinai šiek tiek sudėtingėja. Mes jau tada galime inkubatoriuje naudoti tiek purškimą gyva vakcina, tiek galbūt rekombinantinė vakcina, vektorinė. Ta daro ūkiai, kurie būna ypatingai tose endeminėse zonose, kur Newcastle virusas cirkuliuoja lauke ir jau net atvežus paukščius į fermą, jie gauna spaudimą iš išorės būtent lauko viruso, tai mes galime naudoti gyvą, kur sukuriam ląstelinį imunitetą, kuris pakankamai greitai pradeda vystytis, ir žinoma vektorinė, kuri užtikrintų, kad paukščiui augant tas imunitetas jau bus humoralinis. Taip pat siekiant išvengti užsikrėtimo lauko virusų, mes galime paukščius stiprinti dar maždaug nuo
taip 12-14 amžiaus dieną, arba, sakykime, apie 2 amžiaus savaitę pakartojant gyvą vakciną, na ir žinoma, apie 20 dieną pakartojant dar kartą. Tai čia yra tose vietose, kur iš tikrųjų Newcastle liga yra pavojinga ir kur reikia jau imtis rimtesnių priemonių. Geriau vakciną yra sugirdyti, kai mes kalbam apie masinės vakcinacijas, geriau yra sugirdyti negu neteisingai išpurkšti. Išpurškimas yra pakankamai sudėtingas dėl to, kad mes turime tą padaryti greitai ir jeigu turime daug fermų, tai tam reikia ir žmogiškų išteklių, reikia įrangos ir tas atima daug laiko. Sugirdyti yra kur kas lengviau, bet turėti reikia omenyje, kad išpurškus taisyklingai gyvą vakciną mes imunitetą jau galim tikėtis, kad pas viščiuką imunitetas pradeda vystytis po jau 2-3 dienų nuo vakcinacijos. Tėviniams paukščiams, aišku, jeigu nėra kažkokių tai pavojingų aplinkui zonų ir tas Newcastle virusas necirkuliuoja teritorijoje kažkur tai labai stipriai, tai pakanka standartinės tokios vakcinavimo programos, kuomet yra imunizuojami viščiukai 1 dieną išpurškiant arba sugirdant. Ir po to, reiškia, tėviniams paukščiams rekomenduojama purkšti. Negirdyti, būtent dėl to, kad tėvinių paukščių yra mažesnis kiekis paukštydžių laikomų ir tą atlikti yra paprasčiau ir tas, aišku, duoda geresnį efektą. Dėl to įprastai, tai jeigu naudojamos tokios vakcinos, kurios yra kloninių padermių, kaip VHO ar klono 30, tai mes žinom, kad imunitetas gali trukti, sakykime, apie 8 savaitės, tai mes tą praiminimą arba Newcastle, vadinkim, prevencinę tą vakcinacinę programą atliekame taip, kad 2 kartą vakcinuojam 4 savaičių, tada maždaug 12 savaičių, na ir užbaigiam būtent savo visą tą programą su inaktyvuota daugiavalente vakcina, injekuodami kiekvieną paukštį. Kalakutams labai panašiai, kalakutams dažniausiai naudojama gyvos vakcinos, susilpnintos irgi išpurškant ar girdant. Na ir vėl tik tai čia skiriasi tom, kad kalakutai gyvena ilgiau, dėl to tas vakcinas reikia nepamiršti, kad jas mes turime kartoti ir vakcina nebus taip, kad vieną kartą išpurškus galioja labai ilgai, kaip minėjau, jeigu nėra kažkokių tai didesnių problemų, tai ta vakcina gali galioti apie vadinkim 8 savaitės. Tai yra, kad jau po 6 savaičių imunitetas pradeda kristi, tai reiškia antikūnų lygis organizme pradeda mažėti ir atsiranda pavojus, kad nepalaikant to optimalaus antikūnų lygio infekcija būtent gali pasireikšti. Ir ką mes turime Lietuvoje, iš tikrųjų mes turime, ir čia yra duomenys iš veterinarinių vaistų registro puslapio, tai mes turime krūvą inaktyvuotų vakcinų, kurios yra daugiavalentės, aišku, jas įeina ir kitos kitų virusų padermės, tai yra, bet daugumoje įeina ir Newcastle'as, tai tas yra gerai. Turime gyvas vakcinas, tokias kaip Hatchback, Avipro ND radau, tas pačias Mobilis klonas 30, C2, ir kitų, Tabikas VH, Aveniu Neo, tai iš tikrųjų turim didžiulį pasirinkimą ir aišku turime ir vektorinių vakcinų registruotų, kurios irgi gali būti naudojamos, tačiau, kaip minėjau, jų panaudojimas yra pakankamai sudėtingas, nes reikia specialios įrangos, ar tai būtų vakcinuojama po odą, ar tai būtų inovo vakcinacija. Jos yra veiksmingos, tačiau brangios ir broileriam neturi tiek daug praktinės reikšmės, galbūt ilgai gyvenantiem paukščiam tai yra labiau aktualu, bet broileriam jos dažniausiai naudojamos ten, kur jau Newcastle virusas cirkuliuoja labai stipriai. Tai tiek trumpai iš mano pusės, jeigu turit klausimų, pasistengčiau atsakyti. Ačiū, Tomai.
Aš nematau, kad pakeltų, tik tais čiate vienas klausimas, rekomendacijos mažesniems ūkiams, kurie laiko lauko aptvaruose arba eko ūkiuose. Tai, kaip matėt, Tomas parodė visą sąrašą vakcinų, tai iš tiesų yra vakcinos ne tik tais su oru lašeliniu būdu, bet taip pat vakcinos su vandeniu bei injekcinės vakcinos. Tai atitinkamai pagal laikymo būdą jūs galite pasirinkti tas vakcinas, kokios tinkamos jums. Ir žinoma, pirmiausia, tai įsigyjant paukščius, juos reikia įsigyti jau vakcinuotus, kur inkubatoriuose būna vakcinacija atliekama. Tai gal svarbiausias yra niuansas, kad pas jūs atvyktų jau viščiukai, paukščiai su imunitetu. Ir taip matau, Valantinas Virgilijus, prašom. Nesigirdi. Nesigirdi jūsų, Virgilijus. Tai tuomet gal, kol Virgilijus susidės, Alvydai, matau, taip pat kelti. Labą dieną, aš norėčiau irgi gerbimo Tomo paklausti, vis tiek turite labai didžiulę patirtį su biosauga. Gal galėtume trumpai apibendrinti, kokie didžiausi iššūkiai šioje srityje, jūsų paukštynuose, su kuo jūs susidurėte? Apie būtent Newcastle kalbant? Taip, Newcastle'as, aišku, čia paukščių gripas tas pats, bet Newcastle'as. Šiaip iš tikrųjų paukštynuose yra sudėtinga, bet mes turime tokią viziją ir tokį požiūrį, kad biosauga šitoje vietoje yra vis tik tai pirmiausias dalykas ir tai galioja visom lygom. Tai čia yra numeris 1. Vakcinacija, kas be ko, tai kaip jau ir minėta buvo, tai yra užtikrinti, kad paukščiai būtų suvakcinuoti, tas mums leidžia apsaugoti nuo lauko viruso, jeigu tai būtų kažkoks tai netikėtas protrūkis, bet iš principo iš tai, kur ir tu įsigyji paukščiukus. Jeigu mes kalbam apie tėvinius paukščius, tai jie tikrai privalo būti vakcinuoti, jeigu jie atvyksta iš tų šalių, kur Newcastle vakcinacija negalima, tai žinoma, reikia kuo greičiau juos imunizuoti pas save fermus. Na ir aišku, didžiausia problema tai yra laukiniai paukščiai, ypatingai balandžiai. Tai balandžiai pasirodo niekas jų neveikia, jų mes kitaip išbaidyti, išnaikinti negalim. Garso patrankos efektyvios naudos neduoda dėl to, kad jie pripranta ir praktiškai nebebijo, jie kaip ir tupėjo, taip ir tupi. Pagrindinis dalykas yra neturėti atvirų vandens telkinių. Aišku, yra tokių vietų, kur turime priešgaisrinius rezervuarus, jie yra rizikingi. Kitas reikalas nuo balandžių saugotis, tai yra tik tai tiek, kiek mes galime palaikyti tvarką ir švarą prie bunkerių tam, kad neliktų pašarų ir likučių. Na ir žinoma, jeigu mes užtikrinsime biosaugą ir kiek įmanoma tą sanitariją žmonių galvose ir elgesyje, kad apsaugotumėm, vienas punktas yra, kuomet jie ateina į darbą, tada persirengia, išeina į teritoriją, tai reiškia, mes turime tos barjerus užtikrinti nuo pat patekimo į darbo vietą iki nuėjimo į fermą. Ir tas yra labai svarbu. Jeigu mes užtikrinsim, kad niekur jisai nekontaktuoja su kitais jokiais paukščiais, tai labai maža tikimybė, kad elgdamasis teisingai, jisai tą virusą atneš būtent į pačią fermą. Ačiū. Nežinau, ar Virgilijus Valantinas išsisprendė savo techninės problemas. Bet gal tuomet aš pakviesčiau Alvydą Malakauską prezentaciją. Ačiū
Tomai, labai už tavo prezentaciją, už paaiškinimus. Taigi, Alvydai, prašau. Labą dieną. Dar kartą įjungsiu. Sudalyvau. Tikiuosi matot šitą. Taigi, apie Newcastle ligą trumpai šios ligos epidemiologiją, aišku, apie virusus epidemiologiją ir gal daugiau norėsiu pabrėžti, kas dedasi Lenkijoje ir kuo tai yra pamokanti istorija ir mums, ir tuo pačiu tai rodo, kad įmanoma ligos apsisaugoti. Taigi, tai visi paukštininkai tikrai žino, kad tai ne kažkokia nauja liga, tik tai jos aktualumas iš naujo atsirado. Tai būtent Lenkijoje po pirmų protrūkių 23 metais tai perėjo į epidemiją. Lenkijoje tai jau yra epideminio lygio liga, kai plinta tiek komerciniuose, tiek nekomerciniuose paukščių ūkiuose, taip pat tikriausiai yra kažkiek tai ir laukiniuose paukščiuose. Ir kaip matote, jau 26 metais, šiais metais jau yra 22 protrūkiai paukštininkystės ūkiuose, 16 savo reikmėms laikomas, yra 1,7 milijonų paukščių paveiktų. Beje, apie pačią ligą dar Newcastle, kodėl jį vadinama, tai iš tikrųjų kada 1927 berods metais Newcastle mieste, Didžiojoje Britanijoje, įvyko tas protrūkis, tai pagal tai ir pavadinta šita liga. Taigi, Lenkijoje situacija yra įtempta ir panagrinėsime vėliau tuos veiksnius, kurie nulėmė tą situaciją Lenkijoje ir kurie mus gali išgelbėti, kai mes juos žinome. Taigi, dabar pirmiausia apie virusą. Tai virusas Paramyxoviridė šeimos, Paramyxo virusai, kitaip tariant, jie paplitę visame pasaulyje, yra 12 serotipų. Ir tik tai pirmo serotipo arba pirmo tipo, dažniausiai tarime, tai sukelia Newcastle ligą. Tai dabar kalbėsiu tik tai, kada sakysiu Newcastle liga, tai reiškia kalbame apie pirmo serotipo Paramyxo virusus. Ir šie virusai yra tikrai labai paplitę ir užkrėsti gali daugiau nei 250 paukščių rūšių. Iš 27 būrių berods apie 50 apskritai paukščių būrių yra. Taigi tikėtina, kad galbūt ir daugiau gali įvairių rūšių užkrėsti. Tai tiek naminiai paukščiai imlūs, tiek laukiniai paukščiai. Epidemiologiniais tikslais skiriamos dvi klasės, pirma, antra. Tai pirmos klasės tai daugiausiai tokie virusai, kurie paplitę tarp laukinių vandens paukščių, nesukelia ten didelių kažkokių ligos protrūkių ir panašiai. Paplitę kai kuriuose turgavietėse Azijoje ir jie yra mažai patogeniški. Ir būtent antra klasė, kuri mus labiausiai domina, tai įvairūs paukščiai gali užsikrėsti, naminiai, laukiniai, skirtingo patogeniškumo šitos padermės yra šitie virusai ir skiriama 12 genotipų, tarkime Lenkijoje dabar genotipas 7, 1,1, toksai genotipas, jų yra 12, galbūt ir daugiau, jų kas kiekvienais metais po truputį daugėja, tai tie genotipai, kuo jie yra svarbus, ir kad mes galime atsekti, kaip virusas plinta. Tarkime, Lenkijoje tie 23 metais, 4 metais, kurie virusai pateko, jie labiausiai giminingi su Newcastle ligos virusais, kurie paplitę buvo Rusijoje. Tada jau eina genetika, kaip ten Rusijoje atsirado, iš kur ten pateko, bet Lenkijoje yra būtent tie giminingi arčiausiai Rusijoje esantiems virusams. Tai nėra zoonozė, bet tie žmonės, kurie dirba su paukščiais arba skerdyklose, arba veterinarijos gydytojai, taip pat tie, kurie gaudo paukščius, tarkime, prieš išvežimą, tai būtent jie turi didžiausią tą riziką ir gleivinės infekcijų pasitaiko. Jau minėta, gerbiamas Tomas apie tai kalbėjo, tai Newcastle ligos yra tokie patotipai, taip vadinami, patotipai. Taigi aktualiausi yra velogeniniai, kurie gali būti viscerotropiniai, neurotropiniai, taip kaip pagal tą atrofizmą, kur labiausiai pažeidžia organizme kokias sistemas, tai būtent šitie velogeniniai tai sukelia labai didelį mirtingumą gali sukelti.
tai iš karto jie tuo ir išsiskiria. Mesogeniai, tokie tarpiniai, tokius kvėpavimo takų simptomus gali sukelti, gali būti nervinius simptomus sukelti ir lentogeniniai, kurie būtent dažniausiai randami tarp laukinių paukščių. Tai, bet kokia problema su lentogeniniais, kad jie patekę, tarkime, tarp naminių paukščių, jie gali tapti velogeniniais, reiškia, dėl mutacijų. Virusų atsparumas. Tai labai daug įvairių duomenų ir būtent tie duomenys skirtingi todėl, kad aplinkos sąlygos labai skiriasi. Visi mes norime sužinoti, o kaip mano ūkio aplinkoje tas virusas čia ilgai išsilaikys ar ne, tarkime, rudenį, žiemą, vasarą. Tai kiekvienas tyrimas truputį kitoks ir taip pat nustatymo tie metodai tuose tyrimuose truputį skiriasi. Čia kaip pavyzdį tik tai pateikiu. Tarkime, tyrimas parodė, kad esant tokį žemai temperatūrai, ant vištų odos iki 160 dienų, kaulų čiulpos iki 200 dienų, užšaldytoje mėsoje, reiškia, -20, tai iki 2 metų virusas gali būti gyvybingas, išlikti ir užkrėsti. Bet, tarkime, tyrimas nevalytose paukštydėse, kur buvo Newcastle liga, tai vasarą iki 7 dienų, pavasarį 14, žiemą iki 30 dienų. Bet panikuoti nereikia dėl tokių ilgų išsilaikymų, todėl kad virusas yra lengvai sunaikinamas karščio, ultravioletinių spinduliai taip pat neigiamai įveikia, pH kada svyruoja, taip pat virusas žūna ir be abejo, kas yra gerai, kad daugelis dezinfekcinių medžiagų puikiai veikia ir problemų nėra. Taigi, ką dabar turime, mūsų dabar tas laikotarpis yra toks šaltasis, labai šalta buvo, iš tikrųjų paukščiai uždaryti viduje. Taigi, jeigu kažkur aplinkoje pasireikš tie virusai, vyksta protrukiai, tai žemoj temperatūrai virusai išlieka ilgiau. Tai pavyzdžiui, Lenkijoje ta situacija tokia, kada yra endeminis tas paplitimas, tai tiem virusam išlikti yra geros sąlygos iš tikrųjų. Taip, plitimas. Tai laukiniai, ypač vandens paukščiai, yra virusų rezervuaras. Aišku, balandžiai, karveliai taip pat labai aktualu ir kiti iš tikrųjų egzotiniai paukščiai, apie tai dar kalbėsim. Tai kaip paukščiai užsikrečia? Tai jie įkvėpdami arba prarydami virusus, reiškia, su lesalu. Ir kas atsitinka tada, po inkubacinio periodo, dar anksčiau iš tikrųjų vykstant inkubaciniam periodui, gana greitai virusas platinamas su iškvepiamu oru, sekretais, karkalais įvairiais, taip pat išmatomis. Ir jis platinamas apie 1-2 savaitės, vėlgi priklauso nuo paukščių rūšies, taip pat aišku nuo virusų padermės, bet papūginiai paprastai ilgiau platina, kaip matote, labai ilgai. Čia, kur atsiranda rizika, jeigu kažkas laiko papūginius paukščius, galbūt atsiveža kažkaip ne visai legaliai ir neaišku iš kur, ir jeigu kažkokiu būdu tokie laikytojai turės kontaktą su naminiais paukščiais, didelė tikimybė, kad gali pernešti tą virusą ir sukelti protrukius. Tai, tokių atvejų yra registruota pasaulyje. Plitimo atstumas oru yra kontroversiškas nuo keliasdešimt metrų iki kelių šimtų ar net kelių kilometrų, bet realiai tai turėtų būti keliasdešimt metrų ir tai daugiausiai aktualu tame paukštyne, reiškia, šalia esančiom paukštydėms didžiausia rizika. Kiaušiniai gali būti užkrėsti ir taip pat gaišinos yra užkrėstos, nes virusas išplinta po visą organizmą su krauju. Dabar į kitas paukščių laikymo vietas. Tai kur didžiausia rizika? Tai aišku, užsikrėtę paukščiai, kurie galbūt persirgo ir dar vis platina tą virusą, arba kuriem dar inkubacinis periodas yra, kuriem nepasireiškia klinikiniai simptomai. Taigi, tie, kurie atrodo sveiki, tai reiškia, paukščių laikytojai turi pagalvoti, kur gali lankytis, turi žinoti, kur gali lankytis, kur negali. Tai iš tikrųjų parodos, turgai, sporto renginiai ir panašiai, tai ten didelė tikimybė irgi tų virusų kontakto, todėl, bet vėlgi biologinio saugumo priemonės, rankų plovimas, dezinfekcija, drabužių keitimas ir taip toliau gali tikrai padėti apsisaugoti. Per laukinius paukščius jau buvo minėta, ką gal norėčiau pabrėžti, reiškia transportas, krautuvas, konteineriai ir panašiai. Vėlgi, kurie yra blogai dezinfekuoti. Tai ta rizika yra, su Lenkija labai intensyvūs prekybiniai ryšiai
tiek išvežant paukščius iš Lietuvos, ten kalakutai, broileriai, ne, tiek ir atvežant vienadienius viščiukus. Lankytojai, darbuotojai be abejo aktualu, apyvokos daiktai, pašaras, vanduo, pakratai. Sakykime, pakratai daugiausia, aišku, aktualu, kai jau įvyksta protrūkis, tada iš to protrūkio jau, tarkime, per paštus vandenį galima išplatinti, vėlgi biosaugos priemonės ir tinkama kontrolė protrūkių apriboja tą plitimą ir jeigu tinkamai atliekama rizika, tai nėra didelė. Klinikiniai požymiai. Vėlgi jau kalbėta apie klinikinius požymius, tai gal tik paminėsiu tai, kad priklauso nuo paukščių rūšies, amžiaus, vakcinacijos statuso, balandžiai, tarkime, karveliai ar vakcinuoti ar ne, vėlgi tie simptomai gali būti skirtingi, bet svarbu maždaug, kad mes juos žinotumėm ir kad vėlgi veterinarai, aišku, žino, ypatingai tie, kur paukštynuose dirba, bet kas yra svarbu, čia ir paukščių laikytojai, neabejoju, yra šiame seminare, tai ir mūsų visų veterinarų pareiga yra priminti, kad būtent paukščių laikytojams, kad jie žinotų apie tuos simptomus ir žinotų, ką daryti, jeigu pasireiškia tie ligos simptomai. Ir kreiptųsi ne į Facebooką, kaip jau buvo rodyta, gerbiamo Respublikos vyriausiojo veterinaro, bet kreiptųsi į veterinarijos gydytojus, kurie patars tinkamai, ką reikėtų daryti. Taigi, vėlgi, jeigu tai yra nelabai virulentiški tie virusai, tai būtų kvėpavimo takų ir virškinimo trakto gleivinės infekcija, tai reiškia atitinkami simptomai. Dar viremija išsivysto, bet tuo ir gali baigtis. Bet jeigu tai yra labai virulentiški virusai, tiesiog sisteminė infekcija išsivysto ir gaišimas. Tai būtent tie serotrofiniai, tie neurogeniai tie virusai. Dabar inkubacinis periodas, tai nuo 2 iki 15 dienų. Vištoms čia taikoma, kitoms rūšims gali būti ilgesnis. Viščiukams taip pat jis yra trumpesnis. Ir būtent paukščių laikytojai turi atkreipti dėmesį, kad netgi nesant aiškiem klinikiniam simptomam, paukščiai gali jau platinti tą virusą. Ir požymiai įvairūs, vėlgi nežinau, kiek čia kartotis, bet iš principo reikėtų atkreipti dėmesį į bet kokius tokius staigius gaišimus, be jokių ligos požymių netikėtus, kvėpavimo, jeigu yra sutrikimai, dusulys, švokštimas, karkalai, apsunkintas kvėpavimas, nerviniai reiškiniai, tai raumenų drebulys, koordinacijos sutrikimai, sparnų, kojų paralyžiai, nenatūralus kaklo iškreipimas, pašiauštos plunksnos, viduriavimas, žalios spalvos išmatomis internete. Nedariau nuotraukų, bet internete jos ant tiek žalios, kad net kartais atrodo, kad nelabai tikrai ten jos tai tokios gali būti žalios. Taigi dedekliams vėlgi, kaip jau minėta, buvo dėslumas sumažėjimai, gali būti arba kiaušinių formos kažkokie tai trūkumai arba spalvos. Taigi nerviniai reiškiniai, kaip matote, ar tai būtų vištos, ar tai, balandžiai, tai ką mes matome čia, sakykime, nuleidžia gali būti vieną sparną, paskui kitą, paskui išvis, kaip matote, guli paralyžius, kaklo užvertimas į viršų, tada čia matote, kaip tik buvo per pačią pirmą prezentaciją parodyta iš Facebooko nuotrauka, tai tikrai ten akis užtinusi, matome kaip ir čia, aplink akį aiškus tinimas, kas dar gali būti be abejo paukščiai apatiški, atsiranda cianozė ir nekrozė skiauterės, taip pat barzdelių, ir čia matome akivaizdžiai ištinusi galva. Taigi dabar diagnozavimas tai irgi labai paprastas, iš tikrųjų, kaip pasakyti, paprastas. Jis yra, nėra labai sudėtingas, svarbu paimti mėginius ir pristatyti laboratoriją. Pavyzdžiui, Lietuvoje tai yra garantuota ta diagnozė, bet ką noriu atkreipti dėmesį, kad tyrimams turi paimti veterinarijos gydytojai ir žmonės patys, paukščių laikytojai, ten neturi siųsti kažkur mėginių, bet kreiptis į veterinarijos gydytoją arba VMBT. Ir diferencinė diagnozė keletą ligų, pabrėžiau raudonai labai patogenišką paukščių gripą, kada ir didelis gaišimas paukščių prie Newcastle ligos, tai tokie pat simptomai būdingi ir paukščių gripui. Paukščių gripas yra zoonozė, žmonėm gali būti mirtina ir šiuo metu duomenys, kurie yra pasaulyje, tai patvirtintas labai patogeniškas paukščių gripo atvejis žmonėms,
tai praktiškai beveik 50% mirtingumas. Tai už tai atkreipkite dėmesį į tai ir visada reikia kreiptis į veterinarijos gydytojus arba MVT, jeigu yra kažkoks tai neaiškus gaišimas paukščių. Gydymo nėra, apie likvidavimą taip pat buvo minėta. Dabar prevencija. Tai biologinio saugumo priemonės. Tai kadangi ta rizika pas mus yra padidėjusi dėl Lenkijoje vykstančios epidemijos, tai komerciniai ūkiai turi stiprinti esamą biologinį saugumą. Nežinau, kaip dažnai ūkiai atlieka, pavyzdžiui, biologinio saugumo kažkokį auditą, patikrinimą. MVT karts nuo karto patikrina, bet tikrai rekomenduoju komerciniams ūkiams pasitikrinti savo biologinį saugumą. Kaip gerbiamas Tomas ir minėjo, tarkime, tokie kaip lesalų kažkokie tai buvimas aplinkoje pritraukia laukinius paukščius ir, kiek man teko lankytis kai kuriuose protrūkiuose, kur paukščių gripas įvyko, tai tikrai aplinkoje randami, pavyzdžiui, lesalai, kurie, išsipila iš to bunkerio ir jų niekas nesutvarko ir paukščių pulkai lesa tą lesalą. Tai komerciniuose ūkiuose dar kartą pabrėšiu rekomendaciją stiprinti esamą biologinį saugumą. Galbūt naujų reikės ten priemonių savo reikmėms, kas laiko paukščius. Tai pagrindinė priemonė tai yra jų švietimas ir sąmoningumas. Tai reiškia, tie žmonės, kurie turi žinių apie paukštininkystę, apie biologinį saugumą, infekcinės ligas, kiek įmanoma turėtų, be abejo, tai ir VMT, ar LSMU, ar Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija, tikrai turėtų dalintis tom žiniom būtent su paukščių laikytojais, kurie laiko savo reikmės. Nes nuo jų, kaip ir Lenkijoje, labai jie suvaidino ir vaidino labai svarbią rolę, kad ta epidemija vis dar vyksta Lenkijoje. Būtent į ką jiem reikėtų atkreipti dėmesį, tai iš kur jie įsigyja paukščius, lesalus, ne iš bet kur turėtų įsigyti, bet su, idealiausia tai būtų su veterinarijos gydytojo rekomendacija, pagalba, riboti lankytojus ir transportą laikymo vietoje, be abejo darbo drabužiai, avalynė, rankų plovimas ir dezinfekcija. Tai yra pagrindiniai tie veiksniai. Dabar apie vakcinaciją jau kalbėta. Ką gal norėčiau pabrėžti, tiek, kiek padariau apžvalgą, ką kitose šalyse rašo, ten, tarkime, netgi Afrika, ar Azija, ar Šiaurės Amerika, tai, taip pat ir Europa, tai vis dėlto, ko gero yra dažniau vakcinacijos atlikimo kokybės problema, nei pačių vakcinų trūkumai. Be abejo, kaip jau ir buvo minėta, kad tos, homologiškas genotipas, jeigu jis naudojamas vakcinos gamybai ir jisai plinta paukštynuose, tai aišku, didesnė tikimybė, kad vakcina bus geresnė. Tai vėlgi, ką jau ir minėjau, kad rizika yra padidėjusi Lietuvoje. Tai stiprinkime esamas, imkime papildomų priemonių ir skleiskime informaciją visiems, kas susijęs su paukščių laikymo. Karveliai, nesvarbu, balandžiai, egzotiniai paukščiai, laikomi edukacijos tikslais ir panašiai. Dabar dėl Lenkijos, labai trumpai. Tai kokios, buvo Europos komisijos tokia komisija skubios veiklos, kuri padeda šalims ištiktoms tokių nelaimių, tai jie pateikė savo situacijos vertinimą. Tai be abejo, epidemija kilo, tie pirmieji protrūkiai, kur gausų paukštininkystės ūkių, tikrai Lenkijoje labai gausų, tiek komercinių, tiek nekomercinių. Kas vyko epidemijos metu, reiškia, kada buvo didžiulė rizika, kada plito tas, Newcastle liga. Tai taip vadinamas atgaudymas broilerių ūkiuose ir šiai veiklai buvo panaudoti, neregistruoti ūkio subjektai, kurie galėjo taip pat platinti. Tai kas taip pat Lenkijoje įvyko, tai kad ribojimų zonose galėjo vėluoti judėjimo apribojimai ir tokiu būdu išplito. Kokia esmė, kad tiek paukščių gripas, tiek Newcastle liga, kai kuriuose šalyse afrikinis kiaulių maras ar snukio ir nagų liga praeitais metais, visi tikriausiai girdėjot, kad
protrūkiui įvykus, kas gali atsitikti, mes protrūkį galim sėkmingai likviduoti ir problema baigėsi. Jeigu mes netinkamai likviduojam, liga gali tapti endeminė ir išplisti arba išplisti iki epideminio lygio. Tai vat visos tos sąlygos, plus dar pasyvi stebėsena buvo tokia ribota, tai leido šitam Newcastle lygos virusui išplisti Lenkijoje. Tai dar kas yra svarbu, kad Lenkijoje čia jau kiti veiksniai ataskaitoje nebuvo paminėti, bet tuo metu dar nebuvo vakcinuojami 23-24 metais, tik 25 balandį pradėta įvesta privaloma vakcinacija. Tai Lietuvoje yra ta praktika vakcinuoti, broilerius taip pat. Ir Lenkijoje buvo vežami į utilizavimo įmonės iš Židiniūtė paukščiai, kiek man teko sužinoti, tai tas irgi didina riziką paukščių. Būtent kada pervežami, tai virusų išplitimo, išplatinimo didina tą riziką. Lietuvoje, kaip žinote, kiekvienas registruotas paukščių ūkis turi nusimatęs, kur galima būtų esant reikalui užkasti, šiuo atveju paukščius. Lenkijoje be to primenu, kad sudėtinga kitų pavojingų ligų situacija, tai labai patogeniškas paukščių gripas, afrikinis kiaulių maras. Tai yra krūvis veterinariniam tarnybom, veterinaram, taip pat diagnostikos laboratorijom ir be abejo tiem, kas likviduoja. Tai yra, žudo paukščius. Tai reiškia, pastoviai biosauga turi būti aukščiausio lygio. Ir būtent biosaugos trūkumai greičiausiai remiantis ir kitų ekspertų išvadomis, taip galima susidaryti, kad Lenkijoje buvo problema be šitų, kurie išvardintos jau EUVET komisijos, tai biosaugos trūkumai tikriausiai turėjo tikrai įtakos. Ir vėlgi, esant tokiom lygom, žinoma, prie visų lygų, prie afrikinio kiaulių maro kiauliams, prie snukio ir nagų lygos, pasaulyje įvairiose šalyse sąmoningumas žmonių yra skirtingas, tikėkime, Lenkijoje jis pakankamai geras, tai nelegali prekyba, įtarus lygą, noras greičiau parduoti, kol nesunaikino, gali turėti taip pat įtakos. Tai į tą reikia atkreipti dėmesį, vėlgi akcentuoju į svarbą paukščių laikytojų, komercinių, nekomercinių žinias ir sąmoningumą. Taigi Lietuvoje ką reikėtų daryti įtarimo atveju, tai įtariam pagal klinikinius požymius ar ten gaišimus, informuoja valstybinė maisto veterinarijos tarnyba arba veterinarijos gydytoja ir tada vykdom nurodymus, kuriuos gaunam iš tikrųjų. Kol bus paimti mėginiai ir liga arba patvirtinta, arba paneigta. Aišku, be abejo, geriau paneigta. Ir svarbu, paukščių laikytojai turi imtis priemonių, kad kol vyksta tyrimas, kad ta liga neišplistų, bet be abejo, čia jau tokiais atvejais tai tikrai gaus konsultacijas ir rekomendacijas iš valstybinės maisto veterinarijos tarnybos inspektorių, kurie paaiškins, ką reikia ir kaip daryti, kol vyksta tas tyrimas. Tai tiek trumpai ir ačiū, kad rūpinatės paukščių sveikatingumu ir ūkių tvarumu ir taip pat Lietuvos ekonomika taip pat. Ačiū uždėmesi. Ačiū, Alvydai. Tai jeigu kas turit klausimų Alvydui, tai kelkite rankas, o aš tuo metu atsakysiu į keletą klausimų. Tai buvo klausimai dėl vakcinacijos, kas gali vakcinaciją vykdyti, ir dėl pačios vakcinos, tai visuomet kreipkitės į privatų veterinarijos gydytoją, jisai gali vakciną parinkti ir atlikti vakcinaciją. Patys žmonės vakcinos negalės įsigyti, jinai yra griežtos atskaitomybės ir tik veterinarijos gydytojas gali vykdyti vakcinaciją. Klausimas dėl to, kaip žinoti, ar paukščiai vakcinuoti, tai svarbu pastebėti, kad paukščius reikia įsigyti iš oficialių šaltinių. Jeigu paukščiukai atvežti iš Lenkijos, tai juos turi lydėti veterinarijos sertifikatas, kuriame visi duomenys apie vakcinaciją turi būti surašyti. Tai jūs iš
pirkti iš to pardavėjo, turite reikalauti tokio dokumento, kad įsitikinti, jog tie paukščiai vakcinuoti. Jeigu paukščiai yra Lietuvos prekyboje, tai tuomet tuos paukščiukus turi lydėti vežamų gyvūnų važtaraštis. Tai yra komercinis dokumentas, kuriame taip pat turi būti pažymėta, kokia vakcinacija, kada jinai atlikta. Tai visuomet turite reikalauti tų dokumentų, kad matytumėt, kokia sveikatos būklė ir taip pat turėtumėt tą atsekamumą, jeigu kas nutiktų, kad žinotumėt, iš kur tuos paukščiukus įsigijot. Ir svarbus niuansas, kad paukščių laikytojai turi deklaruoti savo laikymo vietą ir juose esančius paukščius pagal Žemės ūkio ministerijos nustatytą tvarką. Jeigu to nesat padarę, tai automatiškai nustačius lygą jūsų paukščiams jūsų laikymo vietoje, kuri nėra registruota bei deklaruota, tai tuomet negalėsite pretenduoti į jokią kompensaciją dėl ligos likvidavimo. Taip pat buvo klausimas, ar nebus baudžiami tie, kas praneša apie ligas. Tai čia noriu patikinti, kad mes iš tiesų raginam visus pranešti apie bet kokios ligos įtarimą, kad būtų galima paimti mėginius ir tą diagnozę patvirtinti bei atmesti. Iš tiesų niekas už tai nebaudžia, bet kaip tik skatiname. Gal baudimas būtų kaip tik atvirkščiai, jeigu jūs nepraneštumėt apie ligos įtarimą, tuomet jau galit sulaukti nuobaudos. Ir žinoma, tas pranešimas mums labai svarbu, kuo anksčiau, kad liga neišplistų ir kad galėtumėm kuo anksčiau taikyti likvidavimo priemonės, jeigu būtų patvirtinta bet kokios ligos diagnozė, nebūtinai Niukaslio ligos, tai gali būti ir paukščių gripas ar kitos ligos. Taip pat klausimas dėl Niukaslio ligos Lenkijoje, ar buvo vakcinuoti, tai čia Alvydas jau atsakė į tą klausimą. Ir dėl vakcinos ir GMO, tai šiuo metu aš atsakymo kol kas neturiu, bet mes tiesiogiai atsakysim Aldoną Matonytę šito klausimo. Mūsų vaistų skyrius paruoškim atsakymą. Ir Virgilijos Valantino klausimas dėl kokie ribojimai taikomi paukštienos eksportui iš Lietuvos. Tai šiuo metu paukštynui netaikomi jokie ribojimai, kadangi Niukaslio liga buvo nustatyta paukščių ūkyje, kuriame laikoma mažiau negu 50 paukščių. Tai jisai nesiskaito kaip verslinis ūkis ir kitiems ūkiams apribojimai netaikomi. Bet jeigu tame ūkyje būtų 51 paukštis, automatiškai taikytųsi ribojimai ir Vilniaus paukštynui ir jis negalėtų išvežti jokios produkcijos ar gyvūnų, taip pat eksportuoti paukštienos produktų į kitas šalis, nors pas juos tos ligos ir nebūtų nustatyta. Taigi matot iš tiesų kokią didžiulę riziką, jeigu jūs turite Niukaslio ligą pas save ir laikote tenais 52 ar 56 vištaitės, tai Vilniaus paukštynas ar bet koks kitas šalia esantis paukštynas jūsų ūkyje iš tiesų patirtų milžiniškus nuostolius. Ir matau, Romualdas Sinkevičius nori užklausyti. Taip, prašau. Taip, nežinau, labą dieną. Toks iš tikrųjų pastebėjimas, pavyzdžiui, aišku, mes dideliuose paukštynuose neturim tos problemos įsigijant vakcinas ir viską. Dabar kalbant apie smulkius ūkius, mes visi puikiai žinom, kad vakcina dabar yra pardavinėjama pakuotėms. Tarkim, išfasavimas 50 000, 25 000. Ir ką daryti dabar va tam smulkiam ūkininkui, kuris laiko 1000 paukščių, 2500 paukščių. Jūs sakysit, gali kreiptis į veterinarijos gydytoją, kuris nupirks tą vakciną.
Dabar koks veterinarijos gydytojas norės nupirkti, sakykime, tą kiekį vakcinos didelį ir likutį pasidėti šaldytuvui. Tai vat smulkus ūkiai labai dažnai susiduria su tokia problema. Tai kaip galėtų tie smulkus ūkiai spręsti tą problemą? Klausimas. Taip, ačiū už klausimą, mes tuo esam jau domėjusi anksčiau, tai prieš beveik metus laiko, kuomet diskutavom iš tiesų, kokias prevencinės priemonės būtų galima taikyti, tai iš tiesų yra vakcinų fasuočių skirtingų, ypatingai tos injekcinės vakcinos, tai jų pakuotėje ten kiekis mažesnis, jeigu, kad nesuklaidinčiau, turbūt apie 100 dozių vienoje pakuotėje gali būti, tai mes rekomenduotumėm, aišku, naudoti tokias vakcinas, bet čia jau pats privatus gydytojas apsispręstų. Jūsų minėti tie ūkiai, ten 1000 ar 2000 kiekis, tai, nes sakytumėm, kad tai yra smulkus, tai jau sakyčiau, kad stambus ūkiai, kurie iš tiesų turi įgyvendinti vakcinacijos programas. Smulkius ūkius mes laikome būtent tie, kas laiko iki 50 vištų ir jų kiekis iš tiesų turbūt didelis, nes pasidaro toksai kaip ir hobis laikyti keletą dedeklių namuose savo reikmėms, kad gali gauti kiaušinių, tai juo būtent didesnė rizika yra tuose ūkiuose, kad gali atsirasti Newcastle liga, nes tenais turbūt nei biosaugos, nei kažkokių vakcinacijos programų nėra įgyvendinama. Taip, bet manau. Dar į tą pačią temą buvo paminėta, kad reikėtų įsigyti paukščius, ten iš patikrintų tiekėjų ir panašiai. Bet, pavyzdžiui, jeigu paimtumėm tos pačius rajoninius laikraščius, tai ten pilna skelbimų, kad Vilniaus paukštynas, Kaišiadorių paukštynas, aišku, mes visi puikiai žinom čia esantis, kad jie nei žąsiukų, nei ančiukų, nei kalakučiukų, nei augina, nei pardavinėja. Bet, sakykime, važiuoja tie tokie nelegalūs prekeiviai, pavadinkim kabutėse. Ir manau, kad čia irgi problema yra, nes dažnu atveju nuvažiavo į Lenkiją, pasikrovė į busą, įdėjo skelbimą ir po to per kaimą pervažiavo, paplatino. Tai va, jūs labai teisus, dėl to yra ir pas mus kontrolės sistema, kad visi prekiautojai turi būti pas mus registruoti, turėti savo patvirtinimo numerį ir vykdyti apskaitą visų paukščių. Ir tuos paukščių laikytojus mes visuomet raginame pirkti tik iš oficialių prekiautojų, kas turi tuos patvirtinimo numerius. Afišus galima pasitikrinti mūsų VMVT tinklapyje, jie visi yra viešai prieinami. Gal reikėtų kažkokios didesnės komunikacijos, nes kaip jūs paminėjot, dabar kokia nors bobutė šalia mano paukštyno laikanti 60 vištų atsiveš dar 10 vištų, nusipirks iš to vadinamojo perikupo ir po to, ta prasme, paukštynas patirs didžiulius nuostolius. Tai toks įdomus, kaip tą visą komunikuoti, kad žmonės suprastų tą dalyką. Visi žmonės turbūt neturėtų būti naivus, kad perka, kaip jūs minėjot šituose skelbimuose, kad šiandien Vilniaus paukštyno, Kaišiadorių paukštyno, aišku, jiems turbūt skamba tas pavadinimas ir jie jau galvoja, kad tai oficialūs tiekėjai, bet iš tiesų jie tokių dalykų nedaro ir ta mūsų komunikacija yra būtent, kad pirkti iš tų, kas turi tuos savo patvirtinimo numerius. Ir taip matau, kad Kristina Kazlauskaitė norėtų. Taip, Kristina. Labą dieną, girdit? Taip, taip. Ekologinė ūkininkė esu ir norėjau pasiteirauti iš tikrųjų situacijos dėl išleidimo į lauką tiek dabar, tiek paukščių migracijos metu ir bendrai, kadangi susidurėm su dideliam problemom,
vieni reikalavimai yra ekologiniam ūkiam dėl ekologinio reglamento Ekoagros sertifikuoja ir tikrina, kiti VMVT, kur galima būtų gauti rekomendacijas ir kad būtų labai aiškiai aprašyta, ką galim daryti ir ko negalim daryti tam tikrais, šiuo atveju tiek paukščių maro, tiek Newcastle atvejais. Taip, tai visada kviečiam žiūrėti mūsų tinklapyje, yra skiltis aktuali informacija apie gyvūnų užkrečiamąsias ligas ir tenais visa informacija, nuorodos apie kiekvieną ligą atskirai su detalia informacija ir rekomendacijoms, kaip ką daryti kiekvienos ligos atveju. Tai kviečiame visus būtent lankytis mūsų tinklapyje ir sekti informaciją. Dėl ekologinių ūkių ir išleidimo į tas aptvarkus, tai tas klausimas buvo diskutuotas jau ne kartą. Dėl tos konsultacijos Newcastle. Aš prašyčiau, kas čia Laimonas Bagdonas, gali išsijungti mikrofoną. Tai situacija tokia, kad pagal mūsų tvarką, kuomet yra rizika dėl paukščių gripo, tai reikia laikyti paukščius uždarus arba apsaugotus nuo laukinių paukščių, kas galioja ir ekologiniams ūkiams. Ir mes esam diskutavę ne kartą su Ekoagros, kad tuo metu, kai valstybinė maisto veterinarijos tarnyba neleidžia paukščių išleisti į lauką, tai tuomet jie jau negalėtų taikyti sankcijų ir ekologiniams ūkiams, kadangi dėl rizikos iš tiesų mes neleidžiam jų išleisti į lauką, tai čia yra VMVT nurodymas ir sankcijos dėl to neturi būti taikomos. Aha. O dar norėjau pasiteirauti, dabar, aišku, paskutiniu metu nebuvau nuėjęs, bet aš niekur puslapyje nesu jūsų mačiusi nei paukščių migracijos, ten kažkokių terminų apibrėžtų, nei to laikotarpio, tai kada galima ar negalima. Ar, pavyzdžiui, šiais metais, tiksliau praėjusiais metais, iš viso nebuvo galima leisti paukščių į lauką, nes buvo paukščių maro jau, sakykime, kažkokios tai atmainos. Jo, paukščių gripo. Galbūt yra kažkur tai ar skyrius, arba sukurti tą skyrių, nes šiuo atveju ūkininkas nežino, ką daryti, nes tikrai nėra konkrečios informacijos. Gal mums, sakau, visus metus negalima leisti, mes nežinom. Ekoagros tai nepasako. Tai šituo metu tai nėra tokio laikotarpio, kada migracija prasideda, baigėsi, nes tai jau vyksta ištisus metus, dėl to ta informacija neskelbiama papildomai. Tačiau kai mes matome, kad padidėja rizika ir nustatome daugiau atvejų laukinėje faunoje, tai tuomet ir savo tinklapyje paskelbiam tą informaciją, kad stebėtų savo paukščius, įdėmiau žiūrėtų jų sveikatos būklę ir čia mūsų šitam pokalbių kambarį kaip tik bus įdėtas linkas, kad būtų jums patogiau susirasti visą tą informaciją mūsų tinklapyje. Ačiū už informaciją. Tai daugiau klausimų nematau. Tai žinoma, jūs visada galite klausimus siųsti valstybiniai maisto veterinarijos tarnyboje, skambinti ir ta konsultacija bus suteikta. Tai nebijokit kontaktuoti su valstybinė maisto veterinarijos tarnyba. Mes iš tiesų čia esam, kad galėtumėm jums patarti, padėti, kaip apsisaugoti nuo ligų ir kad išvengtumėme didesnių bėdų. Tai noriu padėkoti visiems. Ačiū labai už dalyvavimą. Ačiū.